Pieno ūkyje viena iš svarbiausių sėkmę lemiančių sudedamųjų dalių yra pašarai. Su pašaru gyvuliai turi gauti visas būtinas maisto medžiagas, tuomet bus sveiki ir produktyvūs. Mūsų dienomis vienas iš brangiausių dalykų yra laikas, todėl ūkininkams kompleksinę pagalbą ir konsultacijas teikiantis Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras pasirūpina ne tik subalansuotų racionų, bet ir pašarų gamybą. Mes sutaupom ūkininkam laiko. Ir kai darydamas kokias 7 tonas, tu supili premiksus viskais išmaišai, taip, tolygiai viskas įsimaišo, pašaras pasidaro tolygus ir tą visą darbą padarai per 45 minutės 7 tonas. Mobilus malūnas turi keletą privalumų. Galima paimti žaliavas pašarui ir iš nepatogių vietų. Tikslus sudedamųjų dalių svėrimas. Galima įvairi receptūra, maišomi ir skysčiai, pavyzdžiui, melasa. Ar jums yra svarbu, kur ir kaip yra laikomas žaliavas pašarui gaminti? Nėra sudėtinga paimti? Nėra sudėtinga. Galima ir iš didmaišių, galima ir iš krūvos, ir iš bokštų, kaip žmonės, kur susipylę. Mes turim šlangų apie 50 metrų ir galima paimti iš belekur. Dirba tiksliai, svarstyklės dirba sureguliuotos iki tam, kiek nustatysi, iki ten 70 kg, tai jos ir paims 70 kg. Kompiuterėje nusistato, gali visą receptūrą nustatyti, užprogramuoti ten, kiek traiškisi tonų, porą tonų traiškisi, kitas tonas malsi, nusistatai, programuoji kompiuterį ir jisai pats susistabdo ir paima. Martinas Kruvelis jau 3 metai dirba robotizuotoje fermoje, bandoje 110 melžiamų karvių. Mums reikia ir kokybės, ir greičio, ir patogumą. Tai yra atidirbta sistema, kada kas 2 savaitės, kiekvieną penktadienį atvažiuojam, susimalam ir mums aišku, vairuotojams aišku. Susimalam, susitvarkom, visi žino, kas kur kada kaip turi būti. Darbas vyksta kartais net ir jums pačiam nežinant, ar jums čia būtina dalyvauti visą laiką? Su darbuotojai būnam. Su darbuotojai būnat, ar ne? Kiek per mėnesį jums reikia pašaro pagaminti? Mes per mėnesį apie 20 tonų pasidarom. Ir receptūrą patys susidarote ar konsultuojate su specialistais? Dirbam kartu su farmacijos specialistais ir susidėliojam. O dažnai tenka receptūrą keisti priklausomai nuo tam tikrų galbūt ir gyvulių sveikatingumo problemų kylančių, nes vis tiek yra gyvas daiktas, jisai būna, kad ir susirga ar sutrinka kažkas. Ne, tai ta bazinė receptūra tai ta pati lieka, o priedus jau dėliojasi jau nuo esamos situacijos. Koks mineralų poreikis, kokių reikia, kaip reikia, vis tiek jos nelaikais laiko tų pačių. Vis karts nuo karto pakeitė. Išmanusis bandos valdymas ir gyvulių poreikius atitinkantis racionas duoda rezultatus. Kokius matote privalumus būtent mobiliojo malūno prieš gamybą kitais būdais ūkyje pašaro? Ne, tai laikas visai kitas. Ten su savo malūnu, tai ką ten gali susitraiškyti, kaip anksčiau būdavo. Ten jeigu laikai kelias karves, tai gali taip žaisti. O šičia, nestovėsi visą dieną ten tose dulkėse nevalsi. Atvažiavo valandą laiko, viskas sumalta, sutvarkyta, vairuotojas išpučia, o pats eini, tada dirbi toliau kitus darbus. Kaip jums pavyksta išlaviruoti tokiu sunkmečiu ir tam tikras paslaugas dar vis tiek, ką reikia, ką būtina nusipirkti? Tai esmė yra, kad viską kuo greičiau, kuo paprasčiau padarytum, kad kuo mažiau laiko, nes maltai tada turėtum statyti žmogų arba pats stovėt, kelias dienas, tokį kiekį, tai aš nežinau, kada ten sumaltum. Tai visa esmė, kad kuo greičiau viską padaryti, kad kuo mažiau darbo sąnaudų, tai labai stipriai atsiliepia į finansus. Kiek Lietuvos per savaitę važiuojate ar per mėnesį? Oi, daug. Per savaitę važiuojam pusės ne, bet netoli to. Per savaitę turime iki 30 klientų, virš 30 būna per savaitę. Tai tonų būna 300. Ūkių dydžiai turbūt irgi yra nuo mažiausių iki stambių didelių bendrovių. Jo, nuo mažiausių iki stambių didelių bendrovių, kaip ir jūs sakote, ir gautas būna užsakymas penktadienį iš vakaro ir tu matai kitai savaitės visus užsakymus. Gaminate turbūt ne tik tai galvijams pašarus? Gaminame galvijams, gaminame paukščiams, gaminame kiauliams, avims. Martinas mato daug privalumų, kai pašarą paruošia mobilus malūnas.
kombinuotą pašarą galima įsiginti, kurį naudojame dviem būdais. Tai pirmas variantas, mes galime nusipirkti gatavą kombinuotą pašarą iš kombinuotų pašarų gamyklų. Ir antras variantas, tai galima kombinuotą pašarą pasigaminti ūkyje iš turimų ūkio žaliavų, pridedant įvairius reikalingus mineralinius papildus bei baltyminės žaliavas mobilaus malūno paslaugos pagalba. Ką kada rinktis? Tai jeigu mums reikalingas kombinuotas pašaras į robotus, melžimo robotus, tai tada aš siūlau pirkti gatavą kombinuotą pašarą, kuris yra granuliuotas, kuris gerai slenka vamzdžiais ir užtikrinamas kombinuoto pašaro padavimas į melžimo robotus. Jeigu mums reikalingas kombinuotas pašaras ant šėrimų stalui, taip vadinama TMR, tai mes pilnai jį galime pasigaminti mobilaus malūno pagalba. Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro naudojami mobilieji malūnai yra vieni iš moderniausių. Labiausiai vertinama jo darbo kokybė ir tai, kad paruoštas pašaras išleidžiamas į talpą su sraige, todėl nedulka. Dirbantiems šalia jo žmonėms tai didelis privalumas. Didelės gamyklos individualių tokių receptų ir pašarų, kažin ar gali suteikti? Taip, čia vienas yra iš šito mobilaus malūno paslaugos privalumas, tai kad galime mes jautriai, efektyviai ir labai operatyviai reaguoti. Galima tiesiog kombinuotą pašarą pagaminti įvairioms gyvulių grupėms, tiek melžiamoms karvėms, tiek užtrukusioms karvėms, tiek galvijų prieaugliui pagal jų amžių. Norint gauti tokią paslaugą, kur ūkininkui reiktų kreiptis, ką reiktų žinoti, su kuo bendrauti? Kiekvienas ūkininkas, kuris dirba su Respublikinio veterinarinio aprūpinimo centru, kiekvienam ūkiui yra priskirtas šėrimo konsultantas, vadybininkas ir jis kreipiasi į jam priskirtą vadybininką ir su juo tarėsi dėl atvykimo laiko, dėl sudarimo raciono, sudaromi yra grafikai ir tuo nustatyto grafiko atliekama mobilaus malūno kombinuotų pašarų gaminimo paslauga. Kokie minimalūs kiekiai galimi pagaminti tokių malūnų ir maksimalūs? Čia galima pagaminti ir 500 kg, jeigu ten reikia nedidelio kiekio, sakykime, kažkokiai mažų veršelių grupiai, galima pagaminti pagal to ūkio poreikius, galima pagaminti ir 70 tonų per dieną. O kokia receptų įvairovė galima? Receptų sudėtis, receptų įvairovė, skaičius jų? Receptų įvairovė yra galima labai plataus diapazono. Ir čia mes sudarant receptūrą būtent atsižvelgiam į tai, kokiai gyvulių grupiai gaminam pašarą ir kokią mes problemą norim paspręsti. Gali būti, kad ar norime sukelti produktyvumą, ar mums reikia pakelti žaliavinių pieno kokybinius rodiklius, tai sakykime baltymai, riebalai, laktozė, urėja. Gal ūkyje šiuo metu yra problema ten su medžiagų apykaitų ligomis kaip ketozė, acidozė. Gal yra virškinimo trakto sutrikimai kaip viduriavimas. Arba norim sumažinti somatinių ląstelių kiekį piene. Tai pagal tai, kokią problemą norime paspręsti, yra dedami atitinkami pašariniai papildai, mineraliniai, vitaminiai priedai. Ar esate pastebėję kažkokių pokyčių bandos sveikatingume, produktyvume, pradėjus dirbti tokiam malūnui ūkyje? Aš turiu keletą savo, sakykime, ūkių, kur mes pakėlėm ir produktyvumą ir išsprendėm kai kurias ūkyje buvusias gyvulių sveikatingumo problemas. Ir, sakykime, ūkis milžo ten 27-28 litrus iš karvės buvo produktyvumas, šiai dienai melžia apie 35 litrus. Tai pavyzdys akivaizdus yra. Gaminant pašarus mobiliųjų malūnų, centro konsultantai ištiria turimus ūkyje stambiuosius pašarus, įvertina gyvulių sveikatą. Žinant ūkio poreikius, gyvulių būklę, kylančias problemas, sudaromas racionas ir gaminamo pašaro receptūra.
Galima prieštarauti, kad paprasčiau yra tiesiog įpilti reikiamų papildų į pašarų dalytuvą ar tiesiog pabarstyti ant pašarų stalo. Pasak Egidijaus Remeikos, tai turi daug minusų. Nebus paduota tiksli dozė, nekokybiškai išmaišyta, kai kurių sudedamųjų dalių gyvuliai gali neėsti, be to tai papildomas darbas žmogui, taigi pinigai. O paslauga, kuri taupo laiką, garantuoja kokybę, yra pritaikyta tiksliai pagal ūkio poreikius, yra efektyvi ir patogi, visada apsimokės siekiant geresnių rezultatų.